Sveiki, gerbėmieji, mėlieji, čia mano toliau analitika spaudimo, nes taip ir būna, kai jis susinormalizuoja, tai jis iš viso mažesnis negu normalus. Aš čia specialiai matavausi, nes vėl kavos labai norėjau. Tai ir supratau, kodėl norėjau. 170 buvo, tai čia toksai pusnormalis. Čia ne mano. Vaistų nedaviau, nes apatinis normalus, tai žmogui gali per daug nukristi. Tai kartais žmonės, kurie su dideliu gyvena, tai jiems čia va šitas tai normalus. Tai nereikia. O čia va mano. Čia einant, vat, daug judant, 12278 iš parduotuvės. Čia dabar neatsimenu. Gal mieste pasimatau. Jo, mieste. Čia matausi prie klientė. Tai va, viršutinės, čia normalus toks spaudimas. O va čia, įsivaizduokit, nieko nejaučiu. Va, pasimatau, sėdžiu savo turgui 97 ant šiam 2, čia hipotenzija. Tai taip nebūdavo, būdavo, kad turgui kyla. Ir šiandien čigonė buvo šlikščioji ir jinai kėlė įtampą ir nieko, va, pažiūrėk. Bet mažai jau jinai kėlė įtampą. O čia namuose, atsikėlus, vaikščiant. Bet žinot, tas žmonės nesupranta, pavyzdžiui, ta sodininkystės veikla, tai obuolius, pavyzdžiui, surinkti. Tai šiaip tai sudėtingas sporto pratimas obuolius susirinkti iš paskirtingų obelų. Bet neatsimenu, čia gal net prieš obuolių rinkimą. O dabar analizuodama, tik dabar pastebėjau, kad idealus buvo spaudimas 120 ant 80. Tai jau taip. Ir va čia 130 ant 78. Tai jis irgi normalus. Ir to matau noriu oponuoti. Tu man paskutinį kartą, kai susinervinus kalbėjai, užkyla 130 ir gerkit. Tai žiūrėk, aš būčiau išgerus, tai man būtų 72 dieną, jeigu aš būčiau paklausius tavo patarimų. Tu va iš šitą siūlai gerti mezapą, ne? Visą. Taigi negalima, taigi čia yra normalus spaudimas. Apatinis normalus, aparatas rodo geltonai. Jau jis rodo, net matysis, va, jis rodo geltonai, ne žaliai. Kad tipo atkreipk dėmesį. Ir ką tu čia dabar persiverti, oi geras. Trikdžiai. Čia jau matyti šitie dalykai. Tai va. Tai tą ir noriu pasakyti, kad bet man buvo labai sunku. Čia šeštadienį iš viso pasiėmiau laisvą. Ai ne, bet šitus visokius sodo ūkio darbus dirbau. O šiandien va ką tik tokio kriminalinio romano. Dar viena ranka kalbėdama su tėte apie visokias problemas. Kitą knygą laikau, taip lengvai 8 puslapį persiskaitė. Tai dažnai būna tai ir aptraukta akis ir čia jeigu nesergate tokia liga, niekada nesuprasite ir nereikia. Žmonių durnumas yra neišpasakytas, begalinis ir gydytojų durnumas yra neišpasakytas ir begalinis ir geriausia būna, kad atsiriboti. Ir tik atsiribojus nuo visų durnumo pagerėja. Šiandien grįžau, vedu ožką, kaimynai tie, kur tvartus susikūreno, išmėtė lentas nuo tvoros, ir tikisi, kad gal eisiu, filmuosiu dar kažką. Lentas aš sudėjau, yra vaizdo medžiaga, dėl to, kad jie leisdavo kanalizaciją, labai didelį kiekį toj vietoj. Ir komentatoriai rašė, nieko jūs nepadarysit, sakau, aš nukreipiu truputį toliau nuo daržo, kurio šįmet ir nepadariau, nes tėtą slaugėm, važinėjom į Vilnių. Bet nebežino, kaip pykti, kaip išsikalinėti lentas, bet taip dideliu atstumu išmėtyta, tai su dideliu pykčiu bando į kažkokius čia konfliktus įvelti, tai tvarkykite savo susikūrenimą, labai didelius ponus vaidinote, labai turtingi, bet aš va šiandien pagalvojau, jūs neturite tvarto, o mes visi turime, tai kas čia ponai, kas čia turtingi, tai tiek.